Šiandien laidoje. Kuo skiriasi ši stop juosta nuo šio stop ženklo? Rodos tik smulkmena, atsakomybė ir baudos dydžiu. Begalinė nuostaba po akistatos su pareigūnais. Ne 50, o nuo 500 iki 1000 litų bei kartu ir teisės vairuoti atimimas nuo 2 iki 6 mėnesių. Rubrika Patrulis. Kada policijos pareigūnas gali pareikalauti vairuotoją vykti į nuovadą? Geriausi savaitės žiūrovų atsiųsti vaizdeliai rubrikoje Gatvių reporteris. Kaip sekėsi lietuviams sunkiausiame pasaulio ralio maratone Dakare? Antros savaitės apžvalga. Už manęs yra kelio ženklas, reiškintis, kad netrukus privažiuosite geležinkelio pervažą. Tačiau kai kuriems vairuotojams atrodo, kad prieš pervažą esantis kelio ženklai visiškai nieko nereiškia. Arba tie vairuotojai tiesiog yra nemirtingi. Lietuvoje šiuo metu yra 538 pervažos, 384 jų reguliuojamos, turi signalizacijos įrenginius, dalis jų yra su užtvarais, kurie įspėja transporto priemonių vairuotojus apie artėjančius traukinius. Likusios nereguliuojamos. Todėl vairuotojai privalo vadovautis esamais kelio ženklais. Kelių eismo taisyklėse nurodyta, kad geležinkelio pervažoje vairuotojas privalo duoti kelią artėjančiai bėginiai transporto priemoniai. Visais atvejais vairuotojai turi įsitikinti, kad jų automobilis nebus kliūtis traukiniui. Geležinkelio pervažoje be užtvarų privaloma stoti prieš stop juostą ir tik tada tęsti judėjimą. Vis dėlto kai kuriems vairuotojams atrodo, jog šios juostos nubraižytos tik dėl grožio. Jų nemato arba vadovaujasi tik užtvarais ar šviesoforo signalais. Ir tai ne visada. Dažnas nustemba sužinojęs, kad už stop linijos nepaisimą geležinkelio pervažoje skiriamos baudos gerokai didesnės nei padarius kitą nusižengimą. Pavyzdžiui, nesustojus prie stop juostos prie įprasto šviesoforo. Žinot, kokia administracinė atsakomybė už šitą pažeidimą? Už šį pažeidimą yra numatyta atsakomybė 125 straipsnė administracijos pažeidimo kodekse. Bauda nuo 500 litų iki 1000, kartu su teisės atėmimu nuo 2 mėnesių iki 6 mėnesių. Dabar pusė minimalios? Čia minimalios nėra. Minimumas yra 500 ir 2 mėnesiai teisės atėmimo. Jūs per geležinkelio pervažą žinote, kaip reikia važiuoti? Tai kodėl pravažiavote pažeisdamas kelių eismo taisyklės? Visiškai nesustodamas taip, kaip privalote padaryti prie stop ženklų. Aš jums tuoj paaiškinsiu, gerbiamas, kokia atsakomybė už šitą pažeidimą, turbūt nelabai suprantate. Tai suprantu. Už šį pažeidimą, kai transporto priemonės vairuotojas važiuoja per geležinkelio pervažą, nesvarbu, ar tai dega raudonas šviesoforas ar nedega, yra įrengtas stop ženklas, privaloma yra sustoti. Jūs to nepadarėte. Atsakomybė 125 straipsnė administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta už tokį pažeidimą nuo 500 litų bauda iki 1000, kartu su teisės atėmimu nuo 2 mėnesių iki 6 mėnesių. Vat jums ir atsakymas į šitą jūsų tokį klausimą. Ar turime mes ką nors veikti, ar neturime.
Yra ir tokių vairuotojų, kurie bando neigti nusižengę kelių eismo taisyklėms. Tvirtinate, kad sustojate prie pervažos važiuodamas nuo Vilniaus pusės, į Kauno pusę. Pilnai sustojate, kaip numato kelių eismo taisyklės. Žinot, kokia atsakomybė už šitą dalyką? Kad nesustojimas prie geležinkelio pervažos. Nuo 500 litų iki 1000 litų kartu su teisės atėmimu nuo 2 mėnesių iki 6 mėnesių. Kai vairuotojų neveikia priminimų socialinės akcijos, susimastyti priverčia didelės baudos. Geležinkelio bėgiais važiuoja keleiviniai traukiniai, kurių greitis iki 120 km/h. 6000 tonų sveriančių prekinių traukinių stabdymo kelias yra apie 1 km ir daugiau. Taigi mašinistas net ir pamatęs ant bėgių važiuojantį automobilį dažniausiai laiko negali sustabdyti sąstato ir išvengti susidūrimo. Tokių eismo įvykių padariniai paprastai būna tragiški. Žmonės žūva arba sunkiai sužalojami, tampa neįgalūs. Nelaimių pervažose padariniai tragiški bemat visada. Progos pasimokyti iš savo klaidų dažniausiai nesuteikiamos. Blogiausias dalykas, kuris gali nutikti kelyje, tai avarija. Lietuvos keliuose eismo įvykiai gana dažnas reiškinys ir konstatuosime gana populiarus ir dėmesį traukiantis įvykis. Pažiūrėti kraupių vaizdų susirenka minios žioplių. Jie trukdo gelbėtojų darbui. Jeigu jūs važiuodami pamatėte automobilį, kuris patyrė avariją, jūs turite apsispręsti, ar jūs pasiruošite teikti pagalbą, ar norite tik pasižiūrėti. Jeigu norite tik pasižiūrėti, geriau nesustokite, o paskambinę telefonu 112, praneškite apie įvykį ir važiuokite toliau. Bet jeigu sustojate, tai būkite malonus teikti pagalbą. Nes labai dažnai būna situacija, kada įvykus avarijai stovi daug žioplių aplink automobilį, o žmogus, kuris gali suteikti ir nori suteikti pagalbą, matydamas tokį žmonių skaičių, galvoja, kad ten jo pagalbos nebereikia ir jisai pravažiuoja tolin. Man pačiam nekartą yra buvusi situacija, kada matai avariją ištikusi automobilį ir žmonės stovi, žiūri ir nieko nedaro. Taigi, ką jūs privalote daryti? Pirmiausia, praneškite telefonu 112 apie tai, kad įvyko įvykis ir yra nukentėjusių. Kiek nukentėjusių, apžiūrėkite įvykio vietą, kiek yra nukentėjusių. Tai yra pirmas veiksmas. Antras veiksmas, jeigu jūs galite automobilį, pabandykite stabilizuoti. Tai yra, kad jisai nejudėtų po avarijos. Jokių būdų negalima vartyti automobilio po avarijos, kuriame yra žmogus, nes jūs dar labiau jį sužalosite. Trečias veiksmas, ką jūs galite padaryti, jeigu galite padaryti, atminkite, jūsų saugumas yra pirmoji eilė, nes atvažiuos gelbėjimo tarnybos, kurios turi apsisaugojimo priemonės ir kurios išgelbė žmogų. Jūs galite tik suteikti pirmąją pagalbą. Taigi, jeigu jūs galite, pabandykite žmogui suteikti pirmąją pagalbą. Nes jeigu jūs nieko nedarysite, jo išgyvenimo galimybė yra apie 30%. Jeigu jūs pradėsite pirmosius reanimacijos veiksmus, net ir jeigu jie bus nelabai kokybiški, žmogus išgyvenimo galimybė padidėja iki 50%. Todėl prisiminkite, kaip reikia daryti elementarią reanimaciją ir žiūrėkite pagal situaciją. Atvykus ugniagesiam gelbėtojam, praneškite apie tai, ką jūs padarėte ir atsitraukite toliau, nes mūsų galinga įranga gali sužeisti jūs. Tai yra atplyšusios detalės nuo automobilio gali jūs sužeisti. Tai yra saugus atstumas yra 10 metrų nuo įvykio vietos.
Atėjo laikas rubrikai Gatvės reporteris. Joje pamatysite mums siųstus žiūrovų nufilmuotus vaizdelius keliuose ir gatvėse. Keli siužetai apie vairavimo ypatumus žiedinėse sankryžose. Keisdamas eismo juostas, turi praleisti ją važiuojančius, taip teigia kelių eismo taisyklės. Nebent turi didelį visureigį, kaip šis. Tada ir posūkio signalo gali nerodyti. Žinoma, mes juokaujame, nedarykite taip. O šis Seat visgi vėl taip daro. Mat, įvažiuojant į žiedą dešinėje juostoje stovi mažiau automobilių. Autorius jį mandagiai praleidžia, nors kelią užleisti turėtų Seat. O čia dar gražiau. Mercedes gudresnis už kitus. Tęskime Seat nuotykius toliau. Jis persirikiuoja į dešinę juostą, matyt kitoje žiedinėje sankryžoje suks į artimiausią išvažiavimą. Kur tau? Jis vėl iš dešinės juostos persirikiavo į kairę, nors šį kartą lyg ir netrukdydamas prieš jį važiavusiai mašinai. Tačiau kitas vairuotojas, kurį mes netrukus parodysime, nepaiso štai šio ženklo. Dešinė juosta važiuojantis turi sukti į dešinę, o ne tęsti kelionę žiedu. Nuo šiuose kadruose išvažiuojama į žiedo iš pačios kairės kraštinės juostos, kertant ištisinę liniją. Tiesa, šį kartą posūkio signalas rodomas. Bent jau tiek, bet vis vien važiuojama ne pagal taisyklės. Nors ir nedidelis šis vadinamas žiedas, tačiau jame galioja tos pačios taisyklės. Jei nėra papildomų ženklų, įvažiuodamas į žiedinę sankryžą turi praleisti joje važiuojančius. Bet pasirodo, ne visi tai pamena. O dabar rubrikos skyrelis Gudrieji. Atkreipkite dėmesį į šį geltoną automobilį, kur jis žada sukti. Ogi niekur, tiesiog jo vairuotojas gudresnis nei kiti. Dar vienas toks pat gudrutis – autoriaus prierašas. BMW X6 kitaip važiuoti matyt nemoka. Ir dar vienas lenkiantis visą koloną iš dešinės ir trukdantis sankryžoje kitiems. Čia taip pat rizikingas manevras. Per sankryžą iš kairės juostos, iš kurios galima sukti tik į kairę, ir jau degant raudonam šviesoforo signalui. Apie lenkimus kertant ištisinę kelio žymėjimo liniją jau rodėme praėjusiuose laidose. Gavome dar vaizdelių. Visi jie nufilmuoti tą pačią dieną. Autorius Alfredas stebisi. Nežinia, kokia tądien buvo mėnulio fazė, bet pažeidėjai visi vienodi. Lenkė mane kirsdami ištisinę eismo juostą. Avarinę situaciją nufilmavo Vitalijus. Kaip teigia autorius, Volvo vairuotojai iš trečios juostos metėsi pirmojon į dešinę ir privertė ekstremaliai stabdyti. Iki bortelio buvo likę vos porą centimetrų. Galėjo baigtis ir blogiau, išgelbėjo reakciją. Mergina pasiteisino skubant į darbą, juk nieko tokio neįvyko. Tačiau toks skubėjimas galėjo baigtis ir ne visai nieko tokio. Dar vienas panašus vaizdelis, tik šį kartą manevrui laisvės buvo daugiau, bet streso tikrai per akis. Ir dar vienas toks drąsuolis. Ir dar. O šis vairuotojas kažkodėl važiuoja kelio viduriu, o ne savo pusę. Dabar filmukai, kurių herojus mokomasis automobilis. Šis būsimas vairuotojas įvertino situaciją ir užleido kelių taisyklių nežinantį golf vairininką, kuriam vertėtų iš naujo išmokti visą vairavimo teorijos kursą. Juk mokomasis važiuoja pagrindiniu keliu. Kodėl jis turi praleisti žioplį? O čia beprotiškas lenkimas prieš pat posūkį. Mokomojo automobilių būsimasis vairuotojas spėjo pasitraukti. Truputį, bet padėjo kelių ereliui. Pateikus šį vaizdelį egzaminatoriui, šis be egzamino galėtų parašyti puikų įvertinimą. Primename, kad geriausių vaizdelių autorių laukia bendrovės Altas prizai. Pirmojo pusmečio nugalėtojus apdovanosime jau netrukus mėnesio pabaigoje. Na, o rubrikos pabaigai štai toks slidžių Kauno gatvių vaizdelis ir savikritiško autoriaus Alfredo prierašas. Jis puikiai matė, kad autobusas pradėjo stabdyti prieš perėją, bet buvo bejėgis. Automobilis slydo beveik nemažindamas greičio. Labai noriu atsiprašyti ir tuo pačiu padėkoti pėstiesiems, kad neišėjo neapsidairę į gatvę, rašo jis. Esu 100% kaltas, kad neįvertinau situacijos, stabdydamas pračiuožiau pėsčiųjų perėją ir vos neįčiuožiau į žiedų važiuojantį autobusą.
Dar kartą nuoširdžiai atsiprašau visų eismo dalyvių dėl nepatogumų ir išgąsčio. Tuo pačiu norėčiau mestelėti puntuką į Kauno valdžios pagyrūnų daržą, kad jie yra taupūs. Taupo ne ten, kur reikėtų. Jų gatvės labai slidžios. Cituojame autorių. Tikimės, kad minėti eismo dalyviai įvertins nuoširdų Alfredo atsiprašymą, o Kauno valdžia pagaus akmenį paleistą į jų daržą. Na ir visai paskutinis vaizdelis, iliustruojantis Kauno gatvių slidumą tą pačią dieną. Gal ir nelabai gerai matosi, bet tikriausiai pastebite tolumoje iš šalutinės gatvės išvažiavusią sunkiasvorę mašiną ir užtvėrusią šią kryptimi pagrindinę gatvę važiuojantiems kelią. Lengvojo automobilio bandymas stabdyti ir suktukas. Laimiai be liūdnų pasekmių. Tačiau vilkiko vairuotojas neįvertino slidaus kelio ir kirsdamas visą gatvę, nes jam tuoj pat reikėjo sukti į kairę, sukėlė avarinę situaciją. Kelių patrulis laidos Ne vienas kelyje rubrika. Vairuotojams keliuose ir gatvėse tenka susitikti su kelių patruliais, tačiau rubrikoje pasakosime, kaip turi atrodyti pareigūnas, kokie yra policijos darbo metodai, kada jį gali vairuotojus stabdyti, o kada ne ir panašiai. Taigi kelių patrulių klausime, kokiais atvejais vairuotojas turi paklusti pareigūnų reikalavimui vykti į nuovadą. Dažniausiai vairuotojas keliauja su policijos pareigūnais nuovadą, tai kai transporto priemoniai arba, vadinkim kitaip, mobilioj darbo vietoje nėra galimybės įforminti teisės pažeidimų arba nustatyti asmens tapatybę. Tai yra, kai asmuo neturi jokių dokumentų su savim ir tokiu atveju asmuo yra pristatomas į policijos įstaigą tam, kad supaprastinti ir palengvinti policijos pareigūnui asmens tapatybės nustatymo procedūrą. Policijos pareigūnas taip pat gali, žinoma, pristatyti asmenį, jeigu jis yra įtariamas arba padaręs teisės pažeidimą ir dėl to yra numatytas asmens sulaikymas. Ir vienoje ir kitoje brigadų pusėje yra žmonės ir turbūt vyksta įvairių emocinių konfliktų. Vairuotojas arba labai nori lipti į kelių policijos automobilį arba labai nenori, kada to reikia. Ir ypač, aišku, konfliktai vyksta tuomet, kada pareigūnai pareikalauja vairuotoją keliauti su jais į nuovadą. Žinoma, bet visa tai, manau, priklauso nuo asmens socialinės pozicijos ir nuo kultūros, nuo mentaliteto. Iš esmės, žmonės, manau, neturėtų konfliktuoti su pareigūnais, nes pareigūnai yra tokie pat žmonės. Ir aš vadovaujuosi tokiu principu, kad visą laiką reikėtų apversti ir pabandyti būti kitoj barikadų pusėje ir tada labai gerai supranti, kad pareigūnas, jisai dirba savo darbą. Ir tiesiog tas nepaklusimas jo reikalavimams teisėtiems, tai gali sukelti neigiamų emocijų ir abidvi pusės dėl to tikrai jaučia diskomfortą. Netrukus laidoje papasakosime, kaip sekėsi lietuviams Dakaro maratone. Antra savaitė – žvilgsnis iš arčiau. Praėjusioje laidoje Dakaro ralio apžvalgą baigėme 5-uoju etapu, kuris buvo vienas sunkiausių abiems lietuvių ekipažams. Bebaigiant dėlioti laidą, žiniasklaidoje pasirodė pranešimai, kad Benediktui Vanagui galėjo būti lūžusi ranka. Atrodė, kad jų lenktynės baigtos. Gerai, bet šie gandai nepasitvirtino. Nors susižeidė pirštą ir nuo savo galimo rezultato atsiliko bemaž 12 valandų, Benediktas pasiekė finišą. Tiesa, paskutinis iš dalyvių ir nespėjęs išsimiegoti, turėjo lėkti į kito etapo starto vietą. Šiuo metu yra 5 valandos ryto, mes tik esame grįžę į bivaką ir į sekančio dienos starto yra 2,5 valandos. Mes planuojame padaryti pačius minimaliausius darbus, kuriuos turim padaryti ir norime startuoti penktadienio greičio ruožą.
Tuo tarpu Antano Juknevičiaus patirtis po 5 greičio ruožo gerokai linksmė. A veidrodėlis per krūmus variau, kaip kalė tą veidrodėlį. Ir įspjovė į vidų ir sveikas pas mus yra, galiu parodyti. Aš dar taip techniškai veidrodėlio nebuvau niekad, bet dabar išmokau, jeigu norit, galiu pabandyti su jūsų mašina. Tai mes pabandėm su tuo. Kaukšti ir vidų, ir tai Vytas, o ką man su juo daryti? Sakau, tu kelio knygų įsidėk kaip skirtuką, žinai, sakau. Pasižiūrėk į veidą, nepavarkit. A, jeigu galit šitą skirtuką Vyto į bivaką mums pristatyti, mes skoloj neliksim. Lietuvių ekipažams. Po daugelių netikėtumų prieš poilsio dieną Benediktas Vanagas buvo kritęs iki 57, o Antanas iki 62 pozicijos. Praėjusį šeštadienį lenktynininkai turėjo progą pailsėti, bet tik ne komandų mechanikai, kurių darbą apsunkino visą dieną pliaupęs lietus. Dakaras turbūt yra tokio tipo lenktynės, kur gali tikėtis bet ko. Ir jeigu smagu kęsti karštį, gulėti dulkėse, gulėti baloj, tai turbūt net ir nelabai yra ko čia važiuoti. Žmonėm neįtiksi. Kai būna labai karšta, visiems labai blogai. Pergyvena negerai. Kai lietus lyja, vėl yra blogai. Tai per laisvą dieną pas mus praėjo didžiulė audra, liūtis. Nesame tikri dėl sekmadienio ruožo, nes panašu, kad regione turėtų labai stipriai pakilti vandens lygis. Vakare turėsim briefingą, tai jo metu sužinosim. Bet žinant organizatorius, labai gali būti, kad jie mus paleis į greičio ruožą, o nuvažiavus į greičio ruožą sužinosim. Poilsio diena mūsiškiams leido išanalizuoti visas iki tol buvusias klaidas ir iš naujo apsvarstyti ateinančių dienų planus. Pasvarstėm su Vytu, davėm visiems forų ir dabar nutarėm, kad jau turim pradėti važiuoti, nes kitaip Dakaro nelaimėsim. Taip kad varysim, suplėšysim visus. Regis reikalai lietuviams pradėjo tvarkytis. Benediktas pajuto lenktynių ritmą ir finišuodamas 3-ojo dešimtuko pradžioje po truputį atsikovojo prarastas pozicijas, nors incidentų išvengta nebuvo. O šiandieną turėjome 546 km greičio ruožą. Iš tiesų labai ilgas kelias ir trasoje sugaišom beveik 6 valandas. Tiek laiko atidirbti yra tikrai pakankamai sunku. Turėjau vieną dabar juokingą atrodytų įvykį, bet tuo metu jisai buvo visiškai nejuokingas. Mums važiuojant apie 140 km per valandą greičiu atsilaisvino vairolastė nuo vairo kolonėlės ir tam tikrų momentų pasijutau kaip vaikas sėdėdamas prekybos centro vežimėlyje. Iš tiesų nuo manęs jau ten niekas nebepriklausė. Nuskridome į pievą pas karves ir dabar yra juokinga, bet mes visai neseniai tenai buvome, gal prieš 20 minučių išvažiavome iš kalnų serpantinų, kur šitas mūsų įvykis galėjo pasibaigti iš tiesų labai liūdnai arba gal net ir tragiškai. Tai džiaugiamės, kad viskas baigėsi tik taip. Susitvarkėm automobilį per kokias gal 8 ar 10 minučių. Mes praradom laiko, bet ne tiek daug. Pavyko pašalinti nuolat siurblyje kaistunčio kuro problemą. Pradėti naudoti aviaciniai degalai. Rodos, be didelių netikėtumų, stabilių tempų važiavo ir Antanas Juknevičius. Vis dėlto pirmosios šios savaitės dienos abiems Lietuvos ekipažams pakeitė planus. Tikslai šiam Dakarui yra šiek tiek adaptavęsi, natūralu, nes važiavome padaryti rezultatą ir
iš tiesų kiekvieną dieną tą rezultatą darome. Šiais metais mūsų pavedė technika ir per pirmas kelias dienas susikumuliavęs laikas dėl benzino virimo gavosi toksai didelis, kad mes nebegalime kautis absoliučioje įskaitoje dėl labai aukštų pozicijų, bet kiekvieną dieną mes tengiamės iš Dakaro pasiimti viską, ką galim. Tai šiais metais mes pasiimsime visiškai visą patirtį, pasistengsime padaryti taip, kad Oskaras atvažiuotų nesugadintas į finišą ir matysim, kaip bus toliau. Tuo tarpu 9-oji Dakaro maratono diena vėl kaišiojo pagalius abiems lietuvių ekipažams. Puikiai startavęs Benediktas Vanagas buvo pakilęs net iki 25 vietos, tačiau apmaudi klaida jį sugrąžino atgal ten, kur jis viską ir pradėjo. Turbūt Dakare nėra paprastų greičio ruožų, visi jie yra labai sudėtingi ir šiandieną mes po vakar dienos iš tiesų tokio mėguisto važiavimo turėjom pakankamai prastą starto poziciją. Dėžutė, kur priekyje mūsų buvo 2 sunkvežimiai. Laukiam, kol nusės dulkės, strategiškai dėliojam, kaip galima apsilenkti ir iš tiesų padarėme pakankamai neblogą rezultatą. Kiek aš žinau, mes buvom net 25 absoliučioje įskaitoje, bet paskui mums nuleido ratą, mes pasikeitėm ratą, išvažiavom ir žmogiška klaida. Nesutraukėm iki galo hidraulinės kojos pakelėjo, jinai užkliuvo, pakankamai dar ištraukta ir labai daug laiko dirbom, tvarkėm automobilį, kad tą koją pakelti viršų ir iš tiesų tas puikus, geras darbas, šunė nuo degos ir gerai, kad esame bivake, bet panašu, kad galim likti be vienos hidraulinės kojos, kai dabar artėjas pelina, mums jos bus labai reikalingos. Matysim, kaip bus. Tuo tarpu Antanui Juknevičiui ši diena buvo ypatingai nesėkminga. Greičio ruožo pradžioje trūko variklio pagalvės varžtai ir sujudėjęs variklio blokas nutraukė kelis elektros laidus. Remontas trasoje truko 5 valandas, tačiau ir to pasirodė negana. Vos pradėjus važiuoti, subyrėjo Toyota FC Cruiser pusašis, o kartu su juo sugedo galinis tiltas. Finišuoti nebuvo galimybės, taigi nebaigęs rinkti įskaitinių punktų, Antanas patraukė atgal į bivaką, kur meistrai lūžusį galinį tiltą pakeitė pasiskolinę kitą iš žurnalistų Toyota automobilio. Darbai buvo baigti prieš pat 10-osios dienos pradžią. Lietuviai atlaikė visus jiems mestus iššūkius, 10-ąjį Dakaro etapą įveikė tiesiog skreidami. Benediktas finišavo 23, Antanas 39. Finišavus greičio ruožą, po 1 kilometro mums baigėsi kūras, degalai. Tai buvom taip suplanavę, iš tiesų Oskaras pasirodė valgo gerokai daugiau negu mes visą laiką galvojame, arba šiandieną jisai suvalgė stipriai daugiau degalų negu buvo, tai rytoj startuosime su visiškai pilnu baku, nes rytoj yra virš 600 km greičio ruožas, tai yra pats ilgiausias Dakare. Mūsų bakas yra 550 litrų, tai šiandieną mūsų Oskaras suvalgė apie 100 litrų 100 km. Mes esame iš tiesų ant ribos, kad rytoj užtektų kuro, bet aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Po didžiulių nuopolių lietuvių ekipažai Dakaro maratone šią savaitę sugebėjo pakilti gana aukštai. Benediktas iki 37, Antanas iki 49 pozicijos bendroje įskaitoje ir tikimės gerins rezultatus. Vis dėlto jie daugiau nei parą atsilieka nuo lyderių. Kaip sekėsi Dakaro lenktynėse paskutinėmis maratono dienomis, išsamiau papasakosime kitoje laidoje, o vakar ekipažai turėjo finišuoti Čilės Valparaiso mieste. Vis dėlto šio Dakaro laimėtojais galima pavadinti visus pasiekusius finišą. Mat šių metų lenktynės buvo kaip niekada sunkios ir pareikalavusios nemažai aukų. Pusės lenktynių neįveikė daugiau nei pusė dalyvių. Iš 147 startavusių automobilių liko tik 70. Iš 44 vairuotojų liko tik 16. Iš 70 sunkvežimių 50. Iš 174 motociklininkų kovą tęsė 80. Belgas motociklininkas Rikas Palantė žuvo. Žuvo ir 2 Argentinos žurnalistai, nusiritę su automobiliu nuo skardžio.